Sveiki, labas Diana. Sveiki, labas Andriau. Va. Tai šiandien pakalbėsim apie sportą ir apie krizių įveiką. Ne? Va tokia visai gal net ir nauja tokia, man pačiam bent jau asmeniškai visai nauja tokia pozicija čia kalbėti apie sportą ir apie krizių įveiką. Bet gal pradžiai prisistato. Tai Taip, manau, kad taip. aš Nori esu pradėti? Andrius. Jo, Mhm. aš esu Andrius, aš pats esu psichologas ir na, pernai taip nesivadinu savęs psichoterapeutu, bet galbūt toks praktikas psichoterapijos, geštaltinės psichoterapijos krypties. Ir krizių įveikimo centre aš jau turbūt kokius 8 metai turbūt mano. Tai tos krizės man šitai vietai tokia mano visai tema ir ta sporto tema, jinai čia tokia visai naujai atėjusi tavo. Kaip tu? Aš taip, jeigu apie profesinę, iš profesinės pusės, tai irgi esu sveikatos psichologė. Krizių veikimo centre pradėjau savo psichologijos, kaip čia pavadinti, karjerą, ne? Tai jau daugiau nei 6 metai. Šiuo metu nesavanoriauju, bet esu alumnė, tai tikrai, taip aktyviai, jeigu reikia, mielai įsijungiu. Tai krizės irgi viena iš mano temų. O šiaip kaip ir tu, esu geštalto psichoterapijos praktikė ir taip kokius, kiek čia jau 5 ar 4 metus, karts nuo karto irgi vedu grupės, perdegimo, psichosomatikos temom, tai irgi, šiaip susijęs su kriziniam temom. Taip pat su porom dirbu, kas irgi ten konfliktai, krizės, tikrai pasitaiko. Tai tokia gana aktuali tema. Ir sportas labai asmeniška mano tema, tai tikrai džiaugiuosi, kad pakvietei mane čia irgi dalyvauti. Va, ir aš taip irgi galvojau, kad mes jau taip gan senai pažįstami ir krizių įveikimo centre senai pažįstami. Ir aš žinojau, kad tu ten kažką su orientaciniu sportu ten užsiemas, bet aš tik visai neseniai sužinojau, kad tu šiaip tu rimtai sportavai. Tu, kaip ir sportininkė tikra, ne? Tikra. Jo, iš tiesų tai nuo pat vaikystės sportavau, mano tėtis tai iš vis mane ant slidžių, aš nežinau, ten su kailinukais statydavo nuo 3 metų turbūt, o baseiną lankiau, bet orientavimas į sportą nuo 10 metų pradėjau lankyti. Tai taip jau susiklostė, kad labai įtraukė mane šitas sportas ir turbūt nuo kokių 16 metų, apie 10 metų dalyvavau su Lietuvos komanda Europos pasaulio čempionatuose. Tai tikrai tokios jau elito sportininkės patirties turiu. Aišku, šiuo metu tai sportas lieka labiau toks kaip geros fizinės būklės palaikymas, emocinės sveikatos palaikymas. Tai dabar iš šitos pusės aš tyrinėju tą sporto temą. Tikrai. Aha, bet tai vis tiek toksai ir jau tą tokio profesinio sportininko pasaulį ir tą virtuvę šiek tiek jau esi mačius. Tai. Ja. Nes aš pats savęs aš visiškai nelaikau sportininku ir niekad aš nebuvau kažkoks ten sportiškas, bet mano gyvenime taip kažkaip ėjo, tas sportas ir atėjo. Ir aš taip kažkaip galvoju, natūraliai tai susijęs su tuo, kad krizinis darbas toksai gana psichologiškai reikalaujantis pastangų. Ir taip dienos gale po įvairių tokių intensyvių išgyvenimų, tas fizinis veikla kažkokia tiesiog taip natūraliai jos kažkaip reikėjo. Tai vat aš tiesiog pradėjau bėgioti kažkurio savo gyvenimo etapu prieš kokius 5-6 metus gal. Bet taip tik tai turbūt pastaruosius kokius metus, pusantrų jau taip daugiau mažiau aš taip galiu sakyti, kad aš bėgikas, aš jau taip bėgioju kaip mėgėja. Ir ta tema apie sportą, jinai man va taip irgi atėjo čia dabar iš tokių turbūt kelių tokių pasvarstymų, kad viena dalis, kad tai man taip labai organiškai siejasi, krizės ir judėjimas ir sportas. Ne? Ir kita dalis apie tai, kad iš tikrųjų neįmanoma nugyventi be krizių. Kad tiesiog tai yra tokia gyvenimiška dalis, visi mes jas patiriam kažkuriuo tai gyvenimo etapu. Ar galbūt dažniau, galbūt rečiau, bet visi mes turim tas krizės ir sportas yra toks visai neblogas įrankis.
kuris gali, jis tai nebūtinai yra kažkokia panacėja, ar ne, tai tikrai nėra faktas, kad jisai visada visais atvejais padeda, bet jisai gali būti vienas iš tokių papildomų, ar kartais gal ir pagrindinių būdų, kaip įveikti. Mhm. Taip, Ir labai man tokia, sutinku su tavim, tai, Andriu, ar ne, šitoje vietoje. Ir atrodo tai, ką tu sakai, nu, vat, kad sportas tapo gyvenimo taip irgi dalimi, ne, labai natūraliai atrodo, tai šiandien mūsų diena irgi apie tai ir yra. Ne? tai, Tai tai, tai. mm, Ir aš man galvoju, netgi tas, gal aha, pradėkim nuo kažkokio apsibrėžimo, ne, kas ta krizė, tai, tai, kaip tu tą krizę supranti. jo. Aš gal tik tai dar trumpai prieš tai noriu pakviesti, jeigu kažkas stebi, žiūri mus čia, tai tikrai yra komentarai, gali rašyti klausimus, užduoti, mes paskui skirsim laiko kažkokio tuos klausimus, pamėginsim. Nebūtinai atsakysim, bet bent jau pamėginsim kažką pasamprotauti, ar ne? Va. Ir Taip, iš tiesų, dalyvaukit aktyviai. Tai irgi mums kažkaip padės pajausti auditoriją, mes jūsų nematom, bet tai bent taip, jau tada kažkaip galėsim paskaityti. taip, taip, taip. Ir jo, ir turbūt gera mintis turbūt pradėti nuo kažkokio tokio tam tikrų apsibrėžimų. Gal pradžiai aš šiaip, kai galvoju apie mūsų šitą pokalbį, aš galvoju, nu, apie koks čia galėtų būti tikslas ir aš taip tau tokių galbūt du tokius aspektus nešu. Tai vienas dalykas galbūt pasikalbėti bendrai, kaip tas sportas gali padėti, ne? Galbūt kažkiek paliesim ir tai, kaip jisai gali pakenkti, bet akcentas yra apie tokią pagalbą. Ir turbūt gal kažkokiu praktiniu netgi pavyks išskirti, nu, vat, kaip, ką daryti, kokiu būdu daryti, kad padėti sau. Vis tiek turbūt pirminis akcentas yra ne tiek apie sportą, kiek apie krizės įveikimą. Taip, taip. Gerai, bandykim. Jo. Man tinka. Tai gerai. Tai nuo apibrėžimų. Tai pradžiai, tai vat, kai mes kalbam apie krizę. Ir čia aš manau, kad mes turbūt panašiai kažkaip galvosim, bet tikrai kviečiu irgi savo pasidalinti, savo tu irgi daug dirbi krizių įveikuose, ne? Ir man atrodo, kad tai, na, visų pirma, toks turbūt standartinis apibrėžimas, kad tai yra tokia krizė, tai yra tokia intensyvi, labai psichologinė būsena, kai yra labai stiprus ir intensyvus išgyvenimai, emociniai išgyvenimai, ne juos sunku yra suvaldyti, yra įprasti būdai, kurie mums šiaip padeda tvarkytis, jie paprastai jau nelabai veikia, ne, ir tuo metu žmogus gali patirti visą eilę įvairiausių reakcijų, emocinių ir fizinių ir kūno pojūčių, kuriuos, na, kartais būna net ir sunku kažkaip sutalpinti ar suvokti. Ir aš galvoju, kad čia turbūt svarbus yra tokie du akcentai, nes mes galime kalbėti apie krizę tokia siauresnė prasme, ne? Tai sakykime, vienas iš tokių svarbių krizės elementų, kad paprastai krizės įvyksta netikėtai. Tai tokia labai siaura prasme, tai mes galime ir kalbėti, kad tai yra kažkas tokio netikėto ir labai baisaus. Na, kad ir pavyzdžiui metų pradžioje, ne, prie Vilniaus nukrito lėktuvas. O net yra kažkas tikrai baisaus, netikėto, pradedant tiem žmonėm, kurie šalia gyvena, oro uosto darbuotojams, aš net nekalbu tiem žmonėm, kurie skrido to lėktuvo, ne, bet ir plačiau imant. Gyventojai pabudę ir gauna pirmą žinutę, kad yra tokia katastrofa, na iš tikrųjų tai pirma reakcija, turbūt tam tikras šokas ir tokia tam tikra, na, galima tai būtų kalbėti apie kažkokią krizinę tokią reakciją. Tai vat siaurąja prasme tai yra toks labai netikėtas ir stiprus intensyvus įvykis, kuris sukelia eilę visokiausių reakcijų. Taip, sakyčiau, aš dar čia gal papildysiu truputį iš kitos pusės, ne? Taip. Būtent tos netikėtos krizės, jos tokių intensyvesnių ir emocijų sukelia. Kita vertus, krizės gali būti ir labai tokios natūralios gyvenimiškos, kaip mūsų raidos krizės, ne? Arba santykių etapai ir krizės. Tai jie irgi sukelia intensyvių išgyvenimų, procesas nėra lengvas ir tų resursų turimų irgi gali, nu, neužtekti, arba jie pasimiršta, arba reikia naujų. Tai irgi yra krizė, tik gal nesukelia tiek tos šoko būsenos. Galbūt jo, tokia platesnė prasme, va, kaip aš irgi pradėjau nuo to, kad siauresnė prasme tai yra labai aiškus įvykis, kuris sukelia tokią krizę. Platesnė prasme, jeigu mes žiūrėtume, tai kartais mes tokio aiškaus įvykio net nebūtinai galime ir išskirti. Ne, tai va taip, kaip sakyt, gal visai taip jau ir populiariai sakant, va, tai yra tos raidos krizės, ten paauglystės krizė ar ten vidurio amžiaus krizė, kur kažkokio aiškaus įvykio nepasakysi, žinai, ištiko paauglystė, ką tai reiškia. Nu, tai nėra kažkokio tokio įvykio. Bet čia turbūt visai gerai tokia metafora apie tos taurės, kur
kasdienis dalykai, kažkokie tais stipresni ar mažiau ar intensyvūs įvykiai, jie tiesiog kaupėsi, kol ta taurė persipildo ir jinai kažkaip pradeda ten piltis per kraštus, ne? Tai vat kokia nors darbo netektis, darbo pokyčiai kažkokie tais jo santykių kriziai, tai nebūtinai jau kažkoks, sakykime, kad ten skyrybos, bet galbūt kažkokie konfliktai, kurie tęsiasi, jie nesisprendžia. Visa tai kaupėsi, dedasi, stresas didėja, turi tą savybę kauptis, kol galiausiai žmogus iš tiesų suvokia, kad vieną dieną, kad jis yra kažkokioje krizėje tokioje, ir ta krizė jau kažkurį laiką eina. Ar ne? Taip. Tai Ir čia turbūt tokia... tas antra dalis, Andriau, yra apie ką mes čia susitikom pasikalbėti, kad kaip yra svarbu kažkokie resursai, tam tikras palaikymas tuo metu įveikinėjant krizę, einant per šitą krizės įveikimo procesą. Tai iš tiesų sportas, tas kaip ir kažkaip pasirinkom tokį vieną iš resursų, nes tų resursų tikrai yra daug. Ir, žinai, man taip kažkaip iš geštalto psichoterapijos labai kyla, kaip čia, toks norisi truputį struktūros į tuos resursus įnešti, ir mes turim Seržo Gingerio pentagramą, kuri vaizduojama ten arba kaip žvaigždutė penkiakampė, arba žmogus stovintis, toks tvirtai ant kojų, išskėstomis rankomis. Tai tie resursai turbūt labai yra svarbu, kad būtų iš visų sričių kažkiek mes jų turėtumėm įveikinėdami krizę. Kažkoks kognityvinis, tarkim, iš proto racionalaus, kognityvinis, kaip čia kas susivokti, kas čia įvyko. Čia vienas iš tų, kaip sakai, to žvaigždutės viršūnių, ne? Kognityvinis. Taip, tada santykiai be galo yra svarbu, ypač įveikinėjant krizę, nelikti vienam, emocijos, susivokti, kas čia su manim vyksta ir kaip čia su tuo tvarkytis. Ir sakyčiau, tokie pamatiniai resursai yra tas dvasingumas arba vertybės, kur mes į kažką remiamės iš esmės mums svarbaus, arba į kažkokias aukštesnės jėgas, kas tiki tom aukštesnėm jėgom. Ir kitas yra kūnas. Tai man sportas įeina į tą pamatinio resursų grupę, į kūno resursus. Nes tikrai ištikus krizei, tu ir su mobilios krizės komanda daug dirbi, tai kalbat jūs tam, kad ištikus krizei pirmas dalykas pasirūpinti savo kūnu. Grįžti į save, grįžti į savo kūną. Tai sportas man labai taip pataiko į šitą vietą. Taip, ir čia kaip tu pasakoji apie tą paveikslėlį, ne tos, kaip sakai, pentagramos, kad tai yra žmogus ir jo pagrindas, ant ko jisai stovi, tai yra jo kūnas, jo kažkokie kūno gebėjimas pasirūpinti ir jo kažkokie įsitikinimai ir vertybės, į ką jis taip pat gali atsiremti. Ir jau po to, protiniai, tokie psichologiniai resursai, emocijų resursas, ir socialiniai. Taip, aš nežinau, ar tai po to, nes jie šiaip yra lygiaverčiai. Svarbu, kad būtų plius minus balansas, tada tikrai žmogus stabiliau jaučiasi. Bet taip, be pasirūpinimo savo kūnų vertybėm vargu, ar mes galėsim toliau neišsibalansavę judėti. Taip kaip be kojų sunku judėti. Gerai. Jo, tai... Šitame kontekste, ką turi omeny, kai kalbė apie sportą, kaip tu tą apibrėži? Kaip aš tą apibrėžiu? Aš apibrėžiu gal truputį net ir plačiau, nors pati buvau profesionali sportininkė ir pati vis dar sportuoju. Aš apibrėžčiau kažkaip sportą ir šitą resursą ne tik kaip sportą, tokį, bet plačiau, kaip judėjimą, atitinkamą judėjimą. Ir kažkaip, kuo man atrodo, tai yra svarbu, kad būtent judesys, tai, kas vyksta su kūnu, net ir kvėpavimas, nes tai irgi judėjimas mūsų kūne, yra susijęs būtent su pagalba grįžti į save, pagalba grįžti į tai, o kaip aš jaučiuosi. Kokie dabar yra mano poreikiai, ko čia man dabar ypatingai svarbu pasirūpinti. Tai aš taip žiūriu truputį plačiau, tai
Ir kažkaip vat galvojant apie tą sportą kaip įveiką, netgi remiuosi Dan Siegel, nežinau, ar esi girdėjęs, jisai profesorius, psichiatras, profesorius žymus, kalba jisai apie, nu, kaip tokį modelį turi tolerancijos langą. Ir aš ir su klientais bendraudama irgi labai dažnai tą taikau, kad suvokt, kas su mumis vyksta, kai mes esam streso būsenoj, kai mus tiesiog iškerta iš kojų, ne? Kas su mūsų nervų sistema vyksta, kas su smegenimis vyksta, ne? Nes tada labai iš tikrųjų mūsų šita prefrontalinė žievė kažkuriuo metu išsijungia, pradeda veikti limbinė sistema, mes patenkam į tokią kovok arba bėk ir sustink reakciją, bent jau kurį laiką. Ir tą svarbu suprast, kad šitą mes kontroliuoti nelabai galim. Tos reakcijos vis tiek jos vyksta. Tai vat per tai aš žiūriu, kad kaip čia irgi, jeigu vat klausytojai, jeigu pirmą kartą girdite, ne, šitą tikrai rekomenduoju pasigūglinti. Tolerancijos langas yra internete medžiagos, padeda suprast, kaip tiesiog mes veikiam. Kad nepradėt savęs apsikaltinti, kaip aš čia nesusitvarkau, ne, bet susivokti, kaip nervų sistema veikia, kaip smegenys veikia ir kaip aš tada galiu savo padėti. Tai kai mes patenkam į tą kovok arba bėk režimą, į tą, kur... Kai vyksta kažkoks labai stiprus tas poveikis kažkoks, tai nešokas reakcijos. Taip, ir mūsų kažkaip kūnas, smegenys nuskaito, kad tai yra grėsmė. Taip. Nu, va tokiu atveju. Kai tuo metu kažkas visiškai nekasdieniško įvyksta, neįprasto, mūsų smegenys nuskaito, kad tai yra grėsmė. Taip. Net jeigu atsitraukus, atrodo, kad gal tai ir nėra grėsmė, ne? Bet mes kalbam apie krizę, tai greičiausiai tai apie tai. Ir čia svarbus momentas, ką tu sakai, kad tai yra subjektyviai suvokiama. Tai, kaip sakai, atsitraukus objektyviai gal tos grėsmės ir nėra, bet žmogus iš tiesų suvokia tai kaip grėsmę ir jo reakcijos smarkiai tokios. Bėk. Taip. Ir va tas kovok bėk, nu va tas, kur stresas, ne? Streso reakcijos, hormonai gaminasi, adrenalinas, kortizolis. Ir jeigu mes neišnaudojam, kažkaip neišveikiam šitų hormonų, jis kaupiasi kūne, ne? Lėtinis stresas, distresas vyksta. Ir sportas kaip tik ir padeda išeikvoti šituos hormonus, ne? Ir atstatyti mūsų homeostazę, plius minus, kiek tai yra įmanoma atstatyti. Tai va tas judėjimas, sportas tam gali padėti. Taip pat ir kvėpavimas šitoj vietoje, ypač gilus kvėpavimas tikrai padeda nusiraminti. Tai vienas momentas, apie tą judėjimą sportą, o kitas momentas, jeigu žmogus patenka šoko būsenai, pavyzdžiui, į sustink reakcija, pavyzdžiui, tuo metu, arba šiaip jo įprastinė reakcija yra sustink. Tai tada, vis tiek krizę tai reikia įveikinėti, tai negali visiškai sustinkti ir pasilikti. Tai tada judėjimas padeda išjudėti. Vieną padarau fiziškai žingsnį kūnu, kažkur išjuda ir viduj kažkas. Tai aš kažkaip taip aiškinu ir savo. Ir klientam. Ir čia toks labai įdomus aspektas, galbūt man ir taip visai naujai nuskambėjo, kad pats judėjimas, sportas, jisai padeda atsikratyti tokio, su stresu susijusių blogųjų, sakykime taip, hormonų, ne juos išleisti. Nes aš kažkaip galvoju, iš tos pusės labiau dažnai, kuri gal populiari ta nuomonė, kad tas judėjimas, sportavimas, jisai sukelia papildomai, sukuria dopamino, tokių gerųjų emocijų. Tai yra irgi padidina tą gerąją tokią savijautą. Ir aš tai žiūriu, kas man tas yra sportas ir kokiu būdu aš tą suvokiu krizių įvykiu. Tai visų pirma, tai jokiais būdais nėra profesionalus sportas. Čia yra tiesiog kitas rytis ir aš čia kažkaip nelabai noriu ją dabar eiti, nes manau, kad profesionalus sportas tai didelė dalim gali netgi kaip tik būti didelis stresorius. Tai šiuo atveju turbūt visų pirma, tai yra apie kažkokią veiklą, kuri šiaip jau yra tokia pozityvi man asmeniškai, pačiam žmogui. Tai yra nebūtinai ta malonioji tokia veikla, kaip mes suprantam tą malonumą, bet tai yra veikla, kurią yra santykinai nesudėtinga padaryti, kuri teikia kažkokio pasitenkinimą, kuri teikia apsidovanojimą.
ir tai gali būti labai individualu, ne? Tai va, ten vienam tai gali būti tiesiog išeiti ir praeiti ten kažkokį tais atstumą, kitas gali būti ten kilometrą nubėgti, o kažkam galbūt užtektų tiesiog, ir nežinau, ten apeiti aplink namą ar ten aplink rajoną su šunim pasivaikščio. Kad pats tas irgi va, daugiau apie judėjimą, apie kažkokią tokią fizinę aktyvią veiklą, kuri padeda šalia to, vat, kaip tu sakai, atsikratyti ir neigiamų kažkokių tais hormonų, bet jinai dar ir aktyvuoja ir tokių teigiamų, tokių endorfinų ir dopamino ir panašių tik gerųjų tų savybių. Taip, tikrai. Ir tu taip paakcentavai tą individualumą šitoje vietoje. Čia aš irgi labai su tavim sutinku, kad veikla, sportinė judėjimas turi kažkaip patikti. Taip. Arba bent jau, jeigu aš nežinau, ar man patiks, bent jau aš turiu norėti pabandyti, ne, kažkaip. Taip. Nes ypač įveikinėjant krizę, kai ir taip jau streso daug, tai jau tikrai nereikėtų kažką imtis, kas ten per prievartą kažko daryti. Ne? Taip. Ir kiekvieną kartą irgi kartais gal net ir paklausti savęs, tai vis dėlto, ko man šiandien labiau reikia, ar man reikia eiti pabėgioti, ar man reikia gal geriau pamiegoti. Nu, toks, jo, nes tas profesionalus sportas, kaip tu minėjai, jisai labai yra per, nesvarbu, nori, nenori, vis tiek eini ir darai. Nu, aišku, irgi proto ribose, ne, ten gal ir treneriai dar kažkiek prižiūri, kad traumų tiek daug ten nebūtų, bet jeigu tik tais perlipamės per savo galimybių ribą, tai iškart prasideda traumos, ten iškart kūnas išsieikvoja. Tai ir įveikinėjant krizę irgi, sakyčiau, kūnas ir taip eikvojasi. Ir taip, tai vat, tas sportas, svarbu tada tą balansą atrasti, kad neišsieikvot papildomai, bet kaip tik kažkaip pakraut save. Taip. Aš galvoju, vat, kalbant apie tą įveikimą ir kaip tas sportas ir kodėl tas sportas mums padeda. Ne? Ir vat, grįžtant prie idėjos apie tą dvigubą krizės suvokimą. Tai aš galvoju, netgi pirmiausias dalykas, kai mes susidurėm su tokia stipria arba staigia kažkokia krize, kaip to siaurąja prasme. Tai pirmas dalykas, ką yra svarbu pasirūpinti žmogui, tai pasirūpinti savo kūnu plačiaja prasme. Ne, vat kaip minėjai, ta viena koja, pasirūpinti kūnu, tai be abejo yra skysčiai, daug vandens gerti, maitintis, kad nenumirtume, ne? Ir judėjimas, ten taip pat yra svarbi dalis apie judėjimą. Bet dažnai mes, pavyzdžiui, kai dirbam po krizinių įvykių, mes dažnai tokiai akcentuojam, kad esant po tokios ūmioj fazėj, kad tas judėjimas jis neturi būti pernelyg stiprus, vat ką tu sakai irgi, kad tai neturėtų būti pernelyg kažkaip tais užakcentuotas. Tai jeigu žmonės, kurie šiaip sportuoja, tai netgi yra rekomendacija sportuoti šiek tiek mažiau negu įprastai sportuoja. Nes kai yra Aš, žinai, Andriau, truputį pakomentuosiu iš savo asmeninės patirties, kaip čia taip nutiko, kad šiuo metu aš tikrai kur kas mažiau sportuoju negu norėčiau. Nes vat, jeigu yra kažkas labai intensyvesnio gyvenime, tai tada natūralu, energijos reikia daugiau. Ir aš netgi jaučiu, kad jeigu aš einu bėgti ir jaučiu, kad mano kūnas visiškai toks kaip sustingęs, greičiausiai man užteks kokių 20 minučių ir tokio lėto išjudinimo. Tiesiog. Nes kūnui ir taip kažkur ten apkrovos buvo. Ir taip, labai sutinku šitą vietą. Tai čia, kalbant apie tą balansą, ne, tai man atrodo tuo metu, kai iš tikrųjų yra labai intensyvios emocijos, kai kūnas, organizmas, ne, jisai tokiam ar bėg, ar sustink, ar kovok režime, tai tas judėjimas jis turėtų būti kaip tik tam tikrą prasme reguliuojamas į tokį šiek tiek, ne, kad būtų judėjimo tokio, bet kad tai nebūtų papildomas stresorius, papildomas stimuliatorius. Bet jeigu mes paimsime tokią plačiają prasme krizes, kurios pasireiškia per galbūt suprastėjusį miegą, kažkokį ilgesnį periodą, apetito pokyčius, apie kažkokius depresinius galbūt simptomus, apie nerimo ypatingai simptomus. Yra daugybė tyrimų, kurie rodo, kad judėjimas, sportas, jisai labai gerai veikia būtent nerimo, depresijos simptomams, streso mažinimo
atvejais, tai čia jau į tokią ilgesnę perspektyvą. Šiuo atveju, ir man buvo labai įdomu pačiam, aš radau tyrimų, kurie sako, kad būtent sportinė veikla, jinai yra tokia efektyvesnis būdas įveikti nerimo, depresijos simptomus, negu kad šiaip aktyvi veikla. Ir tada Kaip klausimas, įdomu. tai Aha. kuo tai skiriasi, ne? Ir iš esmės esminiai skirtumai tarp paprasto pasivaikščiojimo ir galbūt tokio, sakykime, sportinio pasivaikščiojimo, ne, yra tas keletas tokių niuansų apie tai, kad ta sportinė veikla yra, turima omeny, kad tai yra kažkokia struktūra ir įsipareigojimas tai veiklai. Kad tai nėra tiesiog, kad aš ten ateisiu pasivaikščioti, bet kad tai užeina jau tokie kai kurie momentai, kad tai turi būti, na, sakykime, įsipareigojimas, kad aš išeisiu kiekvieną vakarą. Kad aš kiekvieną vakarą eisiu 20 minučių. Ne? Ir prie tos struktūros įsipareigojimo šalia kitas momentas svarbus su sportinio veikla ir su judėjimu yra kažkokio tikslo užsibrėžimas. Ir tai neturi būti kažkoks ten tikslas superinis, kad aš čia dabar atsikelsiu ir žinai, iš savo krizės nubėgsiu maratoną. Tai šiuo atveju tai turėtų būti kažkoks užsibrėžimas bent jau nedidelis į tai, kad jeigu aš kas vakarą einu 20 minučių, tai jau yra gana didelis ir ambicingas tikslas. 7 dienas per savaitę išeiti po 20 minučių. Tai gali būti kažkam tikras. Kas gali užsibrėžti didesnį, aukštesnį, valio. Tai vėlgi yra apie tokį subjektyvų. Tai antras komponentas, kai kalbam apie, kaip sakant, tą sportą, kad ten tai yra struktūra kažkokia, įsipareigojimas tą daryti, yra kažkokio tikslo užsibrėžimas. Ir trečias labai svarbus momentas yra bendros patirtis su žmonėmis. Tai gali būti Čia pataiko į tą socialinį, socialinius resursus. Tai yra galbūt pakvietimas eiti kartu, nežinau, kad ir šuns vedžiojimas. Ne? Tai vienas dalykas, kad aš čia rūpinuosi savo gyvūnu, kas irgi savaime yra toks pozityvus būdas, bet judėti ir vaikščioti ir turėti užsibrėžimą, kad aš pravesiu tą šuniuką ir vaikščiosiu ten valandą laiko. Pasikviesti kažkokią kitą pažįstamą kaimyną ar draugą, kuris taip pat vedžioja šunį. Komandiniai sportai, ypatingai komandiniai sportai, kas irgi dažnai rodo tyrimai, kad jie labai padeda. Tai yra dalyvavimas bendroje veikloje su kitais bendraminčiais. Tai man atrodo, kad čia šitoje vietoje... Iš tiesų. Net Aš žinai, nebūtinai... net įsivaizduoju, kai iš to, kaip tu pasakoji, kad kai mes esam juk su kitais žmonėm, sportuojam su kitais žmonėm, tai ir pokalbiai irgi gali būti, galim išsikalbėti kažkiek, galim kitom temom pasikalbėti, truputį dėmesį nukreipti nuo tos krizės ir tuo pačiu jaustis, kad aš esu ne vienas, ir dar plius tas judėjimas. Tikrai kaip įdomu. Ir man atrodo, kokia dar irgi svarbi dalis, apie ką pasakoja, ką rodo tyrimai, ir yra įvairūs, tarkim, toks mental health sports, psichinės sveikatos pro sportą modelis, kuris irgi teigia, kad tiesiog dalyvavimas taip plačiaja prasme sportiniai veikloje, ne tokioje aktyvioje fiziniai veikloje. Jisai padeda tiesiog ne tik, kad save geriau vertinti, nes suteikia tam tikrą gebėjimo jausmą, kad aš galiu kažką padaryti. Jeigu aš pradedu vaikščioti, kad ir ten po 20 minučių kasdien, žiūrėk, po pusės metų aš galiu pastebėti, kad man nueiti ir išlaikyti vaikščiojimą valandą laiko jau nieko nebereiškia. Tai be abejo, tai nėra greitai. Efekto greitis palyginus su tarkim, vaistais, yra tyrimai, kurie rodo, kad nerimo sutrikimų, lengvos depresijos atvejais praktiškai nėra skirtumo tarp vaikščiojimo, bėgimo ir vaistų vartojimo. Ne? Tai efekto greitis turbūt su vaistais yra kažkoks galbūt greitesnis, čia galėtume turbūt dar irgi diskutuoti, bet iš esmės, kad tai suteikia tokio geresnio savęs vertinimo jausmą, pasitenkinimą gyvenimo jausmą. Ir tuo pačiu metu jisai suteikia jausmą apie sumažėjusi nerimą ir sumažėjusi depresiją. Kas kartais mums atrodo tarsi savaime suprantama ir kad tai yra tas pats, bet tai nėra tas pats. Tai, kad tavo sumažėja depresijos simptomai, nereiškia automatiškai, kad tu geriau jautiesi. Tai gali būti, bet tai yra du skirtingi tokie suvokiniai, ne tokios koncepcijos. Tai vienas dalykas apie psichologinę naudą to sporto, kitas dalykas būtent apie socialinę naudą. Tai yra ypač jeigu yra dalyvaujama grupinėje, komandinėje veikloje, tai yra priklausimas grupiai, priklausimas komandai.
netgi tas pats bėgimas, kas atrodytų individualus sportas, bet priklausimas bėgimo klubui kokiam nors, kur visi kiekvieną savaitgalį susirenka, ten prabėga, yra tokių visokiausių iniciatyvų, ne, kuri renkasi ir bėga kažkokiais tam tikrų greičių, tam tikrą atstumą, paskui susirenka, dar pasibendrauja, pasibūna. Tai priklausimo grupė jausmas taip pat labai padedantis yra. Tarp asmeninį bendravimą, va, kaip sakai, tu bėgi arba eini, tu kalbiesi kažkiek tais, tu kažką tais aptari, pasidalini kažkokiam, tai rodo tyrimai taip pat, kad žmonės tiesiog drąsiau pradeda komunikuoti, drąsiau bendrauti. Ir taip pat dar įdomus aspektas, kad tie žmonės, kurie dalyvauja sportiniai veikloje, jie yra šiaip labiau prosocialūs. Tai yra, jie dažniau linkia tada kažkaip irgi įsitraukti į socialinės veiklas, ateiti. Čia galbūt irgi tokia, negaliu pasakyti, kas yra priežastis, bet sąsajos tai yra to, kad tai yra prosocialumo ir tokios didesnės savikontrolės žmonės. Tada jie kažkaip save ir tą pačią rutiną, ir tą patį psichologinį atsparumą kažkokį tam tikrą turi. Laikosi savo užsibrėžtų tikslų ir panašiai. Taip, iš tiesų. Tai ką girdžiu, ką įvardinai, apie tą ir įsipareigojimą, tokį nuoseklumą, tikslas, bet tokį ne tai, kad aš turiu dabar, nežinau, maratoną prabėgti, bet labiau netgi gal tikslas gerai jaustis. Kažkaip turėti tą tvirtumą kažkokio pagrindo savo kūne, kad aš galėčiau įveikinėti šitą krizę. Ir tuo pačiu irgi hormonai savaime irgi keičiasi. Jo, ir tas socialinis bendravimas tada. Aš kaip dar vieną momentą, viena vertus taip, socialinis bendravimas, komandinis sportas ar tiesiog kažkoks bėgimas, sportavimas, judėjimas su kažkuo, jisai tikrai padeda jaustis ne vienam. Tiesiog ir prasiblaškyti. Kita vertus, aš ne taip seniai tokį savo terminą įdėjau pati, pavadinau, kas su manim vyksta, kai aš bėgioju. Kažkada po kažkokių labai intensyvių įvykių. Bėgau viena, ir jaučiu, emocijos kyla. Nes minčių daug, sukosi. Kaip ir kiekvienas turbūt mes tą pastebim, sukasi tos mintis, bėgu, didesnis koncentravimasis į kūną, jaučiu pojūčiai, emocijos. Ir tada, kažkaip, galiu arba užgniaužti, nukreipti dėmesį, arba pabūt. Ir aš atsimenu, tą kartą pasirinkau pabūt. Bėgti nebuvo lengva. Čia taip užgniaužė, kažkokios ašaros. Aš galvoju, paeksperimentuosiu. Čia geštaltiškai. Sustojau, pabuvau, pakvėpavau, paverkiau. Banga atėjo, banga nuėjo ir geras, palengvėjo. Nusiėmė kažkoks sluoksnis. Atėjo kažkokios kitos emocijos, įžvalgos. Ir aš po to bėgimo, jisai truko turbūt 20-30 minučių. Aš po to bėgimo galvoju, bet tai terapinis bėgimas. Kaip galima sportą panaudoti, taip ir terapiškai. Kai jau turi pagrindą po kojom, truputį labiau pažįsti savo kūną, ir iš, kaip čia, per emocijas, kurios irgi susijusios su kažkokiais poreikiais, galima išsigryninti, kaip čia kas yra ir ko čia šiuo metu man labiausiai reikia. Tai toks irgi, nežinau, ar tai pavyktų bėgiojant su kažkuo, bet čia kaip toks, kitas momentas, kai sportuoji vienas, tada vis tiek ir esi su savim labiau. Taip, ir kas irgi yra labai svarbu tokiai krizės įveikime. Ir man atrodo, tai, ką tu kalbi, labai kalba apie tokį tam tikrą psichologinį atsparumą. Išbūti su kažkokiu tai savo sunkumu, tai yra, tam reikia jėgos, tam reikia tokio atsparumo psichologinio. Ir ką sportas, beje, labai akcentuoja ir sporto psichologai tyrinėja. Būtent tokį ne tik fizinį, bet ir psichologinį atsparumą. Ir ilgą laiką buvo tikima,
reiškia, kad sportininko pajėgumas priklauso nuo jo fizinės galios, nuo jo fizinių, nuo raumenų, net glikogeno gebėjimo prisikaupti ir jį išnaudoti ten. Ir buvo labai įdomus tyrimai, kad iš tikrųjų, kad čia labai smarkiai veikia būtent psichologiniai dalykai, būtent suvokimas. Ir yra du momentai tokie, kad kaip žmogus suvokia, kaip jisai sunkiai dirba. Tai va čia ateina idėja iš sporto psichologijos, bet aš tą visai taikau ir, tarkim, krizių atvejais. Kas atsitinka, kad žmogus jaučia didelį sunkumą ir jisai suvokia, kad jam žiauriai daug reikia pastangų, kad tą sunkumą įveiks. Panašiai kaip sportininkas, jisai bėga savo distanciją ir jisai jaučia didelį jau turbūt kažkokį diskomfortą, ne? Jisai jaučia savo suvoktą pastangą. Tai yra vienas suvokinys apie tai, kaip aš suvokiu pastangą. Kitas suvokimas, kaip aš suveikiu visą diskomfortą ir kiek tai man yra sunku. Ir dažnai mes tą suvokiam kaip nuovargį. Kad man skauda, man čia naitrina, man jau labai dar toli liko, jau man čia keliai skauda, aš jau noriu sustoti. Ir tas nuovargio jausmas, iš esmės, jisai stabdo, jisai verčia žmogų sustoti. Tai panašiai ir krizė. Jeigu mes įkrentam į jausmą, kad aš esu pavargęs, aš nebegaliu to pakelt, tai vers žmogų kažkuria prasme užsidarinėti ir iš tikrųjų bus jam daug sunkiau išlipti. Ir kartais mes šitos abu suvokinius, mes juos tarsi sutapatinam, bet tai yra du skirtingi dalykai. Nes nuovargio suvokimas ir pastangos suvokimas nėra tas pats. Na, pavyzdžiui, jeigu dabar reiktų tau greitai užbėgti į 5. aukštą, tai tu pultum bėgti, staigiai pradėtum bėgti ir maždaug turbūt po kokio 4-5 žingsnio jau sakytum, velnia, kaip čia sunku, nes labai reikia bėgti. Bet ar aš pavargęs? Aš dar nepavargęs. Bet jau sunkumo jausmas jau vis ateina. Ir psichologinis atsparumas yra tame, kad visgi aš turiu išlaikyti tą, aš galiu išlaikyti šitą momentą, aš galiu nubėgti iki to 5. aukšto. Ir profesionalus sportininkas bėgantis, sakykime, maratoną, jisai panašiai turbūt jaučiasi ten jau į galą, ne? Kad jisai gali jausis, kad tarsi nuvargęs, bet iš esmės jisai turi dar ir suvokimą apie tai, kiek jam tai kainuoja, kiek ta jo pastanga veikia. Ir čia įdomi dar dalis apie tai, kad smegenys taip pat pavargsta. Tai yra ilgai atlikinėdami kažkokias užduotis, arba tą patį sportą, arba būdami ilgai krizėje, mūsų smegenys taip pat linkia pavargti ir galvoti, kad aš jau viskas nebegaliu. Tad šito atsparumo, tam tikrą prasme, jo iš tikrųjų reikia tiesiog sustoti ir pabūti, kad tai yra sunku ir kiek aš dar galiu tą sunkumą laikyti ir nešti. Taip, labai tokios geros mintis tavo šitoj vietoj ir taip paraleliai, ne, apie krizę ir apie sportą kaip procesą. Tokiam, kad iš tiesų tame procese norisi kartais pasiduoti, bet kaip yra svarbu stabtelt ir tiesiog susivokti sąmoningai, kas čia vyksta. Ir kad vis dėlto kažkaip rasti dar kažkokio atsparumo, dar vidinės kažkokios energijos. Ir judėti vis tiek toliau. Ir man atrodo, taip, jeigu jau matau, kad laikas mes turim čia pamažu apsibendrinti, tai man atrodo, čia kas pagrindinė mintis, kuri ateina, kad iš esmės tas sportas, kaip ir pradžiai sakėm, kad tai neturi būti kažkas tokio kaip sportas, kad tai turi būti veikla, kuri iš esmės patinka. Ir ta veikla, kuri patinka ir kurią žmogus pats pasirenka, ir jinai neturėtų būti iš pat pradžių labai kažkokia sunki. Tai ir tas kad nebūtų to nuovargio jausmo, ne? Kad būtų jausmas, kad man reikia pastangos įdėti, bet aš galiu užlipti į tą 5. aukštą. Ne? Tai iš esmės, kad tai, turbūt toks ir praktinis patarimas, kad pirmiausia, turbūt rasti kažkokią veiklą, kuri iš esmės patiktų, kuri būtų maloni ir kur reikėtų galima būtų įdėti nedidelę pastangą, kad ją padaryti. Taip, ir aš dar sakyčiau iš to, ką tu kalbėjai, apie tą nuoseklumą. Kad nuoseklumą, įsipareigojimą, kad nesustoti. Net jeigu vieną dieną praleidau, kitą dieną vis tiek grįžti prie to.
Nes taip, čia kaip mano jogos mokytoja irgi sako, svarbu apskritai ateiti į treniruotę, nu, taip, arba į tiesiog užsiėmimą, ane, ir tai taip, jau pats didžiausias darbas. Tai taip, svarbu, jeigu, pavyzdžiui, bėgant tiesiog batelius apsiauti ir taip, išeiti pro duris. Ir tai jau didžiulis darbas, po to jau lengviau. taip, taip. Ir čia turbūt antra tokia rekomendacija, kuri gali būti, tai yra to reguliarumo, įsipareigojimo. Ir ką rodo tyrimai, kad iš esmės tie žmonės, kurie įsitraukia į veiklą ir įsipareigoja reguliariai, ar ten, nežinau, kartą per savaitę susitikti pažaisti futbolo, ar ten krepšinio, ar ten kas antrą dieną eiti pasivaikščioti ar išbėgti, bet kai tai tampa reguliaru ir tai tampa rutina, tada jau atsiranda ir visi kiti dalykai. Tada atsiranda ir dar didesnis kažkoks tikslo siekimas, atsiranda kažkoks noras dar kažkur nubėgti ir panašiai. Bet turbūt, Mhm. nu, va, tokios pirmosios, kad tai turi būti kažkas malonu, ką norisi pasirinkti. Ir tai turėtų būti kažkaip įsipareigojimas tą daryti reguliariai. Mhm. Taip. Ir šitoje vietoje aš dar irgi labai pridėčiau iš savo pusės kvėpavimą. Ne? Judesys plus kvėpavimas. Tai yra nu, kombinacija, kuri sporte irgi turi būti sąmoningas kvėpavimas. Tai Taip. turbūt matau pagal laiką, kad tiek, Andriau, ne? Kaip to? Taip, aš taip suprantu, kad klausimų jokių ir nėra. Mes čia taip gal visai ir greitai Mhm. prabėgom, bet man atrodo svarbi ta žinutė, kad tas sportas, kad, na, iš esmės, nu, tai nebūtinai turi būti kažkoks labai profesionalus sportas, kad užtenka turėti kažkokią mėgstamą, bent jau patenkinamai mėgstamą veiklą ir kad tai būtų kažkaip tais, na, reguliarus su tam tikru įsipareigojimu savo. Taip, taip. Gerai, tai ačiū Andriau šiandien už pokalbį ir ačiū klausytojų, kurie mūsų klausė. Tikiuosi, kad bus naudinga. Ačiū ir tau. Taip, gero savaitgalio. Ačiū. Taip.